Švyturys visais laikais buvo, manau, yra ir bus jis reikalingas. Atminimas, jisai Klaipėdoje yra niekinis. Nėra ant molo nei stendo jokio informacinio, kad ten stovėjo baltasis švyturys. Tas vizualas iš tikrųjų svarbus yra, nes ta elektroninė mergina kartais irgi nuveda į laukus absoliučiai. Dar 35 metus jau tos nepriklausomybės, 34 dabar, suprantate, išbarstėme tą savo, pirmiausia, nepriklausomybės, tą, kaip sakysim, savo aš idėją. Jūrinė valstybė ar vis dar valstybė prie jūros? Sveiki. Jūsų dėmesiui dar viena tinklalaidę pokalbiai prie švyturio, kuri yra dedikuota švyturių metam 2024. Ir šioje laidoje susitinkame su tikrai ypatingu svečiu. Tai yra, būtų lengviausia pasakyti apibūdinant jį jūrų vilkas, tikras jūrų vilkas. Tai yra jūrų kapitonas Juozas Liepuonius, kuris plaukioja su pertraukom tam tikrom jūrom ir vandenynais apie 40 metų. Sveiki, Juozai, kapitone. Tai šiuo atveju mes kalbėsim ir apie švyturius, ir apie laivybą jau su žmogum, kuris tiesiog tuo gyvena, tai yra jo amatas, jo profesija. Tai manau tikrai bus įdomu išgirsti, ką mano žmogus ne iš sausumos, o iš vandens pusės. Juozai, gal trumpai, kaip jūs atsiradote tuose laivuose turbūt ir ta jūsų patirtis vis dėlto plaukiojimo, kad žiūrovam būtų aiškiau, su kogi mes čia susitinkam. Nes žmonės iš jūsų aplinkos jūs puikiai pažįsta, o plačio auditorija gal šiek tiek trumpai. Esu iš Suvalkietis, grynų kraujo, kaip sakau, ir žmonės Suvalkietį. Šiuo atveju tai yra jau, sakysim, gal nuo 5-6 klasės galvoju tik tai apie jūrą, jūrinę profesiją. Ir paskui jau pradėjau 74 metais darbą jūroje, tuo pačiu dar mokiausi universitete. Šiuo atveju ir dirbau tuo metu taip vadinamo refrižeracinio laivyno bazėje, plaukiančiose bazėse. Paskui jau vėliau tanklaiviuose. Ir paskui jau po 90 metų, kai viskas be abejo suiro, jau po 95 metų jau galutinai, tai, sakysim, dirba užsienio kompanijų laivuose. Tai pirmiausia, tai čia buvo pradžio Vokietijos, paskui ispanų kompanijos ir dabar australų, Kanados kompanijų, kurie daugiausia toli nuo Klaipėdos būna, tolimuose rytuose. Tai Azijos šalių rinka, ten, sakysim, Pietryčių Azija visa tame regione, iš truputį Afrikos ir Pietų Amerika. Tai yra Pietų Amerika, kas man labiausia, Amerika Latina, kuri patinka. Jūsų pareigos yra jūrų kapitonas, tai jūs esate laivo kapitonas. Laivo kapitonas, jau. Tai ir ne tik laivų kapitonas, bet dar ir piratų medžiotojas. Tai mes apie tai šiek tiek gal vėliau išgirsim. Juozai, švyturių metai. Šitą idėją, nežinau, kur jūs pasiekė, ar laive kažkur Okeanijoje, ar gal būnant Klaipėdoje. Kaip jums patiko šitą idėją, sakykime, švyturių metų paskelbimo Klaipėdoje, Neringoje ir tos temos aktualizavimas per švyturius, ar verta jinai jums dėmesio, ar reikėjo to Klaipėdoje, ar čia pas mus viskas gerai su ta jūrinė kultūra? Ne, tai čia pirmiausia labai šauni idėja, kurią turėjau tikrai su džiaugsmu aš ją priėmiau, man atrodo, aš ją perskaičiau, dabar aš nepatvirtinu, ar iš Vakarų ekspreso, bet tai yra buvo ta idėja po atspaudoje perskaita, būnant jūroje, kaip tik prie Singapūro. Iš ties ta idėja tokia, sakysim, labai svarbi, nes tai nuo antikinių laikų, dar sakysim, švyturys buvo daugelį jūrininkų vilties simbolis. Tai yra, visi laukdavo, ypač iš vandenyno plaukdami, tos švyturių pasirodymų. Ir dar, kas svarbiausia, ar tas švyturys, kurio tikisi. Tai yra pagal bliksnių skaičių, pagal spalvas, pagamą, visą kitą regioną. Tai tas švyturys daugelį yra vilties simbolis, kuris iš ties būdavo visais laikais ir aš manau, dabar yra labai labai svarbus. Tai, Juozai, esat man telefonu užsiminęs, kad šiek tiek žmogus ne tik jūrom plaukioja, bet ir domisi, turbūt, aišku, jūrinė ta istorija. Ir buvot užsiminęs, kad esate girdėjęs iš istorikų, o gal pats skaitęs, kad švyturiai, jie kai kada atlikdavo ne tik tą altruistinę funkciją, pavadinkim, ar ne, žmogui tarnauti gerais tikslais, bet ir ne visai gerais tikslais.
Taip, yra. Tai pirmiausia, aš dar kažkada skaičiau Walterio Scotto, supranti, vieną iš knygų, apsakymas Žvejų kaimas, kur ten gyventojai prie Švyturių, kurie gyveno tam regione, toks kaimelis prie Švyturių, buvo ten 12 pastatų, kiek pamena, visą kitą. Taip toliau būdavo. Tai jie, kaip jie, Švyturys jiems būdavo kaip, šaltinis duonos. Tai yra, sakysim, taip, šiuo atveju. Čia Anglijoje kur? Ne, čia Kanadoje. Kanadoje šiaurėje, supranti, ten prie Švento Laurino upės, ten ta delta galinga, ten yra, kur banginių dabar labai ten saugomi. Tai jie būdavo, supranti, tą Švyturį prigesindavo. Ypač kada laivai mato plaukiantį, supranti, viskas, laivas, jeigu užplaukia ant seklumos, net ten toks man įdomi situacija buvo, neša kaimyną nabašniką laidoti į kapinės ir mato visi, kad laivas ant seklumos užplaukia. Meta tą karstą, nabašniks palauks, reikia apiplėšti laivą dabar, kol dar nieks neatėjo, kol neišdėsiu, tai yra toliau. Ir tą patį darė mūsų protėviai, sakysim, čia, kiek aš žinau, paprastai piratavimas vyko ir Šantojoje, Būtingėje, Palangos gyventojų, tikriausiai Kuršių nerijos gyventojų. Tai yra, kada laivai plaukdavo, sėsdavo ant seklumų dėl kažkokių tai priežasčių, būdavo apiplėšiami ir tiesiogiai būdavo. Ir Švyturį, ypač Palangiškiai, kiek žinoma, naudojo kaip įrankį tos piratavimų, plėšikavimų, pakrančių piratavimų. Tai yra elementarus dalykas. Švyturys statomas tam, kad jis apsaugotų laivą nuo seklumos. Jis statomas prieš seklumą arba ant seklumos, jo sakysim. Kaip pervalkai. Jo, kaip pervalkai. Jo, tas pats, kaip salelį ten toj. Ten, kurie, supranti, išties tai yra. O Palangiškiai tą Švyturį perkeldavo, tą užgesindavo, kitą Švyturį uždegdavo toli už seklumos. Tai yra, sakysim, laivas plaukia, ypač buriniai laivai plaukdavo pakrantim tuo metu ir užplaukia ant seklumos, tuo pačiu gyventojai tą pamato, išpuola apiplėšia ir visą kitą. Tų šaltinių tikrų dabar man pasakyti net netvirtino, aš bandžiau sužinoti, kur tos skaitimas buvo. Bet ir ir Romaldas Adomavičius, amžinatilsį, į kurio atsipantė mėnesį, ir dar dabar vienas iš tų marinistų irgi yra pasakojęs, Butkus, suprantat, kad Palangoje 1708 metais buvo užpultas, pasodinti ant seklumos ir užpulti 2 švedų karo fregatai, kurie vežė Karoliui XII samdomai kariuomenė iždą ir greitašaudės patrankas. Tai yra tos gyventojai, tą laivus pasodinę ant seklumos, išplaukė, išmušė apsaugą, laivų įgulą, pagrobė patrankas ir iždą, svarbiausia iždą samdomai kariuomenė. Tai be abejo, čia tas buvo vyko, kaip sakyti, metai beveik iki Paltavos mūšių, be abejo, matyt, turėtų Petras I kažkada būti padėkoti ir Palangiškiam. Kažkuo tai, kad jeigu tai prisidėjo. Prisidėjo kažkuo tai prie to, nes tai pinigai, samdomai kariuomenė pinigų nėra, kariauti nenori. Antra, greitašaudės patrankis, tai jau tikriausiai šiuolaikiškesnis ginklas. Taip pat yra, tai irgi gali kažkuo tai prisidėti. Ir Karolis XII buvo pažadėjęs sudeginti Palangos miestą su gyventojais už tai, kad tą padarė. Bet kada pralaimėjo karo mūšį prie Paltavos, teko pačiam bėgti jau, viskas ir buvo ne iki Palangiškių. Tai yra jau, kaip ta didžioji galia buvo nusilpus ir be abejo tos vis. Ir ta tolesnė, tokia Palangiškių, ten viso tos gyventojų, aš čia dar net ir praeitais metais universitete paskaitą, 3 amžiaus universitete skaičiau Palangoje, tai atsirado tų žmonių, kurie kažkada tėvams po karo, per karą, po karo padėdavo kontrabandą gabenti iš Švedijos ir visą kitą. Ten augia labai žmonės, visų 80 metų, tai ta pakrančių, ta prekyba, kontrabanda vystysi visais laikais. Šventoji labiau garsėja spirito kontrabanda, tai tikrai. Spiritų, druskos kontrabanda. Tai yra. Taip, tai švyturiai naudoti net piratavimui, įdomus rakursas. Kapitonė, dar būtų ir iš jūsų lūpų išgirsti, prieš tai kalbėjom su irgi jūromis plaukiojančių Kurieno Kuršis, Šiporium Aurelijum Armanavičium, kuris irgi įdomiai papasakoja, kur žmonėms dažnai kyla klausimų, tie švyturiai, dabartiniai, sakykime, laikai, GPS-ai, satelitai, visa kita, ar jie bereikalingi ir ar jie veikia, ar jie iš tikrųjų padeda navigacijai realiai. Tai prasme, kiek realiai svarbus yra šiais laikais švyturiai?
Švyturys visais laikais buvo, manau, yra ir bus jis reikalingas, nes prie nestabilios pasaulinės situacijos šiandieną, kada būdavo čia ir Indijos vandenyne GPS buvo atjungti palydovinis ryšys ir Baltijos jūroje buvo atjungti, tai dėl įvairių, ar tai stichinių nelaimių, ar tai žmonių poveikio, greičiausiai žmonių poveikio, negerų žmonių poveikio, sakysim taip. Tai yra švyturys šiuo atveju lieka vienintelis šaltinis tada. Ir be abejo, kaip nebūtų, sakysim, svarbu ta elektronika, kaip kurią paminėjau šiandieną, tai yra net ir laivų bus taisyklės, yra paminėta, kad žmogaus vizualus stebėjimas, tai yra aplinkos stebėjimas, yra pagrindinis dalykas. Tai yra nežiūrint radarų, nežiūrint palydovinių prietaisų, kitų prietaisų, ten sonarų, dar kažko, tai jis pasilieka kaip pats patikimiausias prietaisas, vizuali žmogaus akis, kurios pakeisti šiandien dieną negali. Be abejo, galbūt jau kasdienį, kada viskas gerai, viskas tvarkoja, tai čia tie švyturys mažesnę reikšmę turi, bet jo pati reikšmė net mažiausia tikimybė, kad tas švyturys padės tam žmogui, bet kuriam, ar tai su jachta, ar mažu laiveliu, ar dideliu laivu, tai jau yra pliusas. Ir labai didelis pliusas, kad ta nelaimė bus išvengta, kad gali būti išvengta. Tai yra, kad jeigu bus matomas, visakit, ar jis vaizdas, ar jo ta šviesa, ar dar kažkas, tai yra, juk žmogaus gyvybė labai svarbi ir daug ką reiškia. Taip, ir net minėta buvo, kad tarkime, Skagerako sąsiauriu be švyturių pagalbos net nepraplauks realiai. Taip, ten yra plūdrai, švyturiai, viskas, Skagerako sąsiauriai, Didžiojo Belto sąsiauriai, supranti, kitus sąsiaurius, visur švyturiai, plūdrai, tie visi itin svarbu. Nėra, nežiūrint to, kad ten yra ta elektronika, viskas. Ir matot, dabar būna, kaip aš ten pastebėjau, man kaip tik plaukiant Didžiojo Belto sąsiauriu, čia prieš jo 10 metų Rumunas buvo antras padėjęs, paprašė mane, sako, kapitoną, leiskit man pačiam plaukti, jūs kontroliuokit mane, aš bandysiu. Bet aš žiūriu, kad jisai žiūri tik tai į radarą, elektroninius jūrlapius, jis nežiūri, nemato aplinkos. Sakau, gerai, mažas žvejybos laivas bus, kažkoks tai jachta bus, o tu pamatysi viską radarė, visą kitą. Tu nematai, tu kontroliuoji tą vietą, bet tu turi stebėjimą atlikti. Tai yra atlikti tik tai dalį to veiksmo, ką turi daryti. Tai yra labai svarbu. Čia panašiai, kaip sakykime, aš irgi kartais pasiginčiu su žmona, kai vairuoja mašina ir, žinot, elektroninė mergina, kai sakau, tai kodėl tu, sakau, visą laiką žiūri į tą ekranėlį, reiškia, bet tu, sakau, tu nesiorientuoji aplinkoje, tu nežinai, tu važiuoji taip vaklai ir tu realiai antrą kartą nebegrįžtum, tu neatsimintum kelio, jeigu ne tas visas, tas vizualas iš tikrųjų svarbus yra, nes ta elektroninė mergina kartais irgi nuveda į laukus absoliučiai. Kur nuveda. Dabar grįžtant šiek tiek gal nuo Skagerako ir kitų krantų į Klaipėdą, įdomi būtų ir jūsų nuomonė, tai baltąjį švyturį mes turėjome tokį, kaip tik nesenai buvo gruodžio 16, 140 metų sukako, kai jis buvo įžiebtas 1884 ir šiuo metu kaip tik irgi baiginėjau knygą rašyti apie baltąjį švyturį. Turbūt pačiam irgi teko susidurti su jo ne tik kaip švyturio, bet ir kaip jūrinės valstybės simbolio pasirinkto tarpukariu, Klaipėdos miesto simbolio tokiu fenomenu, kai jisai buvo labai plačiai išeksploatuotas ir naudotas ir piniguose, ir netgi 200 litų kupiūrai buvo mūsų lietuviškose, sakykime. Kažkada Lietuvos rytų interviu daviau apie jį. Ir baltojo švyturio atminimas, jisai Klaipėdoje yra niekinis. Nėra ant molo nei stendo jokio informacinio, kad ten stovėjo baltasis švyturys, nėra jokio, sakykime, atminimo, jau nekalbant apie jo atstatymą fiziškai, ne kaip navigacinio, bet kaip kultūrinės, istorinės atminties, ta prasme, tokio objekto. Kaip jūs vertinat pačią idėją atstatyti tą baltąjį švyturį, būtent iš tos pozicijos, kad kaip jūrinį mūsų miesto ir valstybės? Tai be abejo, reikia savo istoriją pirmiausia gerai žinoti. Antras, suprantate, reikia būtinai svarbus, kad mes tą bandyti, kiek tai įmanoma, tos istorijos simbolius atstatyti. O tas pats kaip tas kuoras, kur atstatomas dabar pilies, yra, suprantate, yra tas dalykas. Ir ta švyturio atstatymas, manyčiau, idėja puiki ir jos įgyventinimas tikrai vertėtų greta bent to švyturių tam žmogui, kuris dalyvaus į to idėją, kas kurs, ir atminimo lentą pastatyti. Ta prasme, kad tai švyturys, iš ties tai mūsų simbolis, tai yra mūsų mes savo aš. Tai yra mes, kaip dažnai užmirštame, kaip dabar buvo, juk mes per tą beveik
35 metus, jau tos nepriklausomybės 34 dabar, suprantate, išbarstėme tą savo, pirmiausia, nepriklausomybės, tą, kaip sakysim, savo aš idėją, tai yra Lietuvos savitumo visa idėja. Juk pažiūrėkime gatvėse visur lietuviškų užrašų ir tai, kur pamatysi jau. Tai yra gėdėjimasi taip. Aš pažiūrėjau dažnai ir turiu tą skaidrės Lietuvos laivyno atgaivinimų šimtmečių. Tai yra Lietuvos laivai būdavo, pavyzdžiui, Panevėžys, Kretinga, dar kiti. Ir vardas pavadinimas ant borto ir Lietuva užrašyta. Tai yra, ant kiek žmonės mylėjo savo šalį, kad garbėdavo visuomet, kad visi iš toli matytų. Dabar mes to dėja neturime, ir todėl atstatyti tokius simbolius, kurie yra, tikrai yra, manau, labai puikiai idėja ir verta turėtų būti tikrai susitelkti šitos įstaigos, kurios gali, tiem, kam priklauso, pirmiausia, mano uosto direkcija ir savivaldybė, rasti, nes, kaip sakyti, kada ieškoma sako, kad įstatymų raidės netinka, negalima padaryti, tai sakysim, tada aš stebiuosi, kad tai yra. Kada nori, viską gali padaryti. Tai yra tą įstatymą, kaip pažiūrėti, įsiskaityti dar kartą, pasižiūrėti dar kartą. Man buvo nuostabu, kada Butkevičiaus vyriausybė pasakė, kad Lietuvos jūrų laivytysis mes negalim padėti, neleidžia Briuselis dabar. Anksčiau Maskva neleisdavo, Briuselis neleidžia, taip mes pasiteisimą visuomet randame. Nors Vokietijos vyriausybė remia ir Hapag tą laidą, kurie jau bankrutuoja eina, ir Hamburg Süd kompanijas, kurias kiniečiai nori nupirkti. Tai yra remia visapusiškai tas kampanijas, kad jos įsilaikytų. Tai yra prestižas šalies. Tai mes dėja to jau dabar neturime. O tai reikia labai svarbu. Čia iš karto norėčiau ir paklausti jūsų, ar esame jūrinė valstybė, ar vis dar valstybė prie jūros? Žinokit, sakysim taip, kartais, atrodo tikrai mes jūrinė valstybė ir taip yra jau kaip ir, sakysim, jūrinė valstybė. Bet kada mes, paskutinis buvo signalas, kai buvo independencijų krikštimas. Ne krikštimas, o vėliavos keitimas. Mes kiek siekime jūriniai bendruomeniai ir Jūrų akademija, Jūrininkų sąjunga, Jūrų kapitonų asociacija, tai yra visapusiškai, kad ruošiami būtų kadrai. Siūlėme savo specialistus, yra jūrų kapitonus, kurie gali dirbti tam laive. Jau dabar gali dirbti. Mechanikų, kur galima dirbti laive. Ir nebuvo, kiek siūlymas, kad laivą reikia pavadinti lietuvišku pavadinimu, nepriklausomybė, kaip gražiai skamba. Suprantat, nieko to nebuvo padaryta. Aš nežinau prezidentui, kas buvo pasakyta, kad ten galbūt specialistų mes neturim, gal iš viso apie tai nebuvo kalbėta, visa kita. Bet mes, aš, pavyzdžiui, kai buvo kvietimas, aš atsisakiau tame dalyvauti, nes tai buvo, sakysim, toks, aš suprantu, kad tai svarbus momentas, kad tai reikalinga ekonomikai šalyje, bet mes neturime užmiršti savo, kad mes Lietuva jūrinė valstybė, kad mes lietuviai esam, suprantat, ko dažnai užmiršta, nes net ir tos kampanijos, kurios Independence operuoja, Klaipėdos nafta irgi neturi lietuviško pavadinimo. Jiem geriau angliškas kažkoks, tipo užsieniečiai tą geriau žinos, matys, arba bet kokia maža įmonė pasivadina angliškai vien dėl to, kad galbūt užsieniečiai ateis. Niekas ten neteis pas juos ten. Ir tos dažniausiai kampanijas aš tokias iš viso ignoruoju ir nedalyvauju pas juos. Tai Lietuva dabar laiva jau kaip yra savininkė, tai gali drąsiai pervadinti. Be abejo, gali pervadinti, bet tai čia savininkų jau reikia, turi būti, kaip ir sprendimas. O būtų kaip tik gerai pavadinimo keitimas ir vėliavos pakeitimas. Būtų labai puikus dalykas. Todėl tokiais atvejais tikrai pagalvoja, ar mes esame jūrinė valstybė. Nes tie valdininkai, tie ministrai, kurie sudėlė pagarbą jiems ten jų įsilavinimui, ten visą kitą patirčiai, sako, mes vadybininkai daug žinom, ateina, jis atvyksta į Klaipėdą, dažnai būna, jis neturi elementaraus supratimo, kas tas laivynas yra, kas tas jūra. Mes su gerbiamu Vytautu Nugariju įrodinėjome vienam ministrui, kad laivynas perveža 91% pasaulio krovinių. Ministras to internetas, aktus patarėjų, žiūrėt, kaip tai gali būti, kad tai visą tą, aš galvoju, kokio 3-4 vietų tas laivynas, tai svarba. Tai yra supratimas. Mūsų meras, dabartinis Arvydas Vaitkus, Klaipėdos meras, pasakojo irgi, kad kai dirbo uostų direkcijos vadovų, tai atvažiuodavo ministrai, susisiekimo ministras, ūkio ministras, tai vesdavosi juos ant švyturio. Ant Klaipėdos švyturio, kad jie gyvai pamatytų, kaip uostas atrodo. Tai švyturys pasitarnaudavo labai gerai tokiam ir tada jiems būdavo aiškiau, kas yra krantinės, kaip ten viskas, kad žodžiu. Čia rimtai. Tai, ir paskutinis gal klausimas būtų visiems irgi smalsu sužinoti, nes patirtis skirtingos, plaukiot ilgai ir įvairiais laikotarpiais. Ką reiškia po ilgų reisų, kiek jie trunka, nežinau, 3 mėnesiai, mėno ar pusę metų grįžti į gimtą uostą ir pamatyti tą švyturį tolumoje, jau savo švyturį Klaipėdos, kokie jausmai apimdavo?
Žinokit, kad dabar jau senokai aš Klaipėdos į jį neįplaukiu, suprantat, bet o tai, kada būdų įplaukdom, pirmiausia, išgirdom, kaip cit jau nuo Barnholmo salos Lietuvos radijas, aš visuomet jau žiūrėdavau, klausydavau, jau Lietuvos radijas yra jau balsas lietuviškas, viskas jau tas nuteikdavo maloniai. O be abejo, kada švyturį pamatai, ir jeigu jį ypatingai, dienos metu ne visą laiką būna matyti, tai rūkas, tai viskas, bet jau jos tą šviesą pamatai, tikrai širdis suvirpa, kad tai jau Klaipėda, kad tai jau yra artėji prie to viso to ir tikrai, jau pasirinkti tada namie, sakysim taip net. Tai yra labai svarbu. Koks Klaipėdos švyturio signalas būdavo? O dabar Klaipėdos švyturio signalas daug metų aš nežiūrėjau, dabar negaliu, nesusimeluosiu, jau dabar neatsimenu. Bliksėdavo ten. Bliksėdavo, taip. Jisai tiksliai pagal Morzės abėcėlę duodavo tuos signalus, viską aš dabar negaliu pasakyti, nesumeluosiu. Tikrai prisipažįstu, čia manau jau atminties spraga. Galvoju, atsiminsit. Ne. Tai kągi, kapitonė, ačiū labai, kad radot savo laiką įtemptoj darbotvarkėj, kad užsukot į mūsų studiją improvizuotą. Na ir susitiksime kitoje tinklalaidėje. Ačiū žiūrėjusiem.